Taigi Luko 10 skyrius nuo 1 iki 16 eilutės. Po to viešpats paskyrė dar kitus 70 mokinių ir išsiuntė juos po 2, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietovės, kuris pats ketino vykti. Jis sakė jiems: pjūtis tikrai didelė, o darbininkų maža, todėl melskite pjūties viešpatį, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Eikite, štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite nei piniginės, nei krepšio, nei sandalų ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: ramybė šiems namams. Ir jei ten bus ramybės sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei ne, sugrįš pas jūs. Pasilikite tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Kai nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite jame esančius ligonius ir sakykite jiems: jums prisiartino Dievo karalystė. O kai užeisite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į gatvę sakykite: mes nusikratome prieš jūs net jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų. Tačiau vis tiek žinokite, Dievo karalystė prisiartino prie jūsų. Sakau jums, aną dieną Sodomai bus lengviau negu tam miestui. Vargas tau, Chorazine, vargas tau, Betsaida. Jeigu Tyre ir Sidone būtų padaryta stebuklų, kokie padaryti pas jūs, jie seniai būtų atgailavę, sėdėdami su ašutine ir pelenuose. Todėl Tyrui ir Sidonui teisme bus lengviau negu jums. Ir tu, Kafarnaume, išaukštintas iki dangaus, nugarmėsi iki pragaro. Kas jūsų klauso, manęs klauso. Kas jūs niekina, mane niekina. O kas niekina mane, niekina tą, kuris mane siuntė. Tai Dievo žodis, galime sakyti amen. Dangiškasis Tėve, mes prašome, kad tu mums atvertum savo žodį ir pamokytum iš jo, kad mes skaitydami tavo žodį girdėtumėm iš tavęs ir mokytumės iš tavęs. Šventoji dvasia, tu vienintelė gali atverti mums tiesą, pamokyti ir tą žodį, tas mintis, kurios užrašytos šventajame rašte, padaryti gyvomis pamokomis, kurios keis mūsų gyvenimus, formuos mus. To mes prašom per Kristų ir įgalink mus būti, gyventi taip, kaip tu mus pašaukęs per Jėzų Kristų. Amen. Prisėskim visi. Šiandien kalbėsime apie misijos instrukcijas, nurodymus, kuriuos Jėzus Kristus teikia savo mokiniams, kad jie, eidami misijos laukus, į kuriuos jisai siunčia, žinotų, kaip reikia elgtis. Ir aš manau, kad tai naudinga mums visiems. Toks mūsų tekstas, aš viliuosi, kad mes gerai iš to pasimokysime. Taigi, Jėzus siunčia į misiją. Ir 9 skyriaus 51 eilutėje parašyta, kad Jėzus nukreipė savo mintis, savo kelią į Jeruzalę. Viskas. Luko Evangelijos aprašymas taip sudėliotas, kad 9 skyriuje Jėzus jau apsisprendžia eiti į Jeruzalę. Jis savo mokiniams prieš tai jau kalbėjo, kad jisai turi būti išduotas žmonėms, kad jo laukia mirtis ant kryžiaus. Mokiniams tai buvo sunkiai suvokiamas dalykas. Ant Atsimainimo kalno Mozė ir Elijas jį drąsina ir kalba apie jo pabaigą, gyvenimo galą Jeruzalėje. Ir galiausiai Jėzus eina. Ir tada jisai siunčia mokinius. Siunčia mokinius, kad jie eidant link Jeruzalės aplankytų visus miestus, kaimus, miestelius, gyvenvietės, kurias Jėzus aplankys judėdamas link Jeruzalės. Kad viską parengtų Jėzus ateimui, apsilankimui, tam finaliniam Jėzus ateimui į Jeruzalę. Jėzus išsiunčia 70 mokinių. Kai kurie rankraščiai sako 702, čia mes galim ginčytis kiek nori. Man asmeniškai nėra labai didelio skirtumo. Simbolizmas nėra mano įdomiausia, vadinkim, sritis šventame rašte, nes simbolizmų mes turime visokių. 3 yra labai svarbus skaičius, 7
pilnatvė, 12 super pilnatvė, 70 super 3 kartus pilnatvė. Tai aš tai vertinu gan skeptiškai, taip yra mintis, aliuzijos į tai, kad tai yra visos tautos ir taip toliau, bet aš kalbėsiu labiau apie praktinius dalykus, kas man įdomiau. 70 ar 72, visi kalba apie tai grupę žmonių. Mes jau prieš tai esame kalbėję, kad Jėzus turi skirtingus mokinius, turi 3 mokinius, su kuriais jis praleisdavo ypatingą laiką. Turėjo 12 apaštalų, kurie buvo jo pagrindiniai mokiniai, paskui buvo grupė mokinių, kaip 70 ar 72, paskui buvo 100 mokinių, kurie sekdavo paskui jį. Taigi aplink Jėzų nuolat būrėsi krūva žmonių, minė žmonių ir Jėzus juos ugdė. Jie buvo laikomi jo mokiniais. Ir 9 skyriaus pradžioj Jėzus išsiuntė 12 mokinių, jie jau turėjo patirtį tam tikrą, dabar jis siunčia 70 mokinių, taigi jų pakankamai nemažai. Jėzus jas siunčia po 2. Taigi čia irgi, aš jau kalbėjęs apie tai, bet aš manau, kad vėl svarbu tai pabrėžti. Krikščioniška mokinystė nėra individualus kelias. Krikščionybė nėra individualistinė religija. Iš dalies taip, bet didžiąją dalim ne. Mes negalime kolektyviniu būdu tapti tikinčiais, negalime masinėme Lietuvos krikšte tapti krikščionimis, taip tiesiog nevyksta, mes tampame krikščionimis vadinami pagonys, bet tikram atsivertimui reikia individualaus susitikimo su Dievu, gimimo, atgimimo į Dievo karalystę. Tačiau jau būdami karalystėje mes visą laiką esame kviečiami būti bendruomenės dalim, bendruomenė Dievo akise, visuomenė Dievo akise, miestas Dievo akise, grupė žmonių, šeima Dievo akise, ne vienas individas. Mes galim būti intravertai, mes galim jaustis komfortabiliai būdami patys su savimi arba labai nedėliai grupiai, tačiau net ir tuomet mums yra poreikis būti su kitais, mums yra poreikis turėti kitus, bičiulius, draugus, bendražygius, partnerius, su kuriais kartu mes seksime paskui Kristų, klausysime Dievo žodžio, vykdysime jo misiją. Čia net paprastas dalykas, žiūrėkit, kai kartais, kaip dažnai mums gyvenime būna, kad kai mes gyvename, net nebūtinai bažnyčios gyvenimą, kaip mums dažnai išsikreipia, kaip mes sunkiai pagauname realybę, kas vyksta mūsų gyvenime. Tarkim, mes turim konfliktą su žmonėmis, ir mums atrodo, kad tas žmogus, ar tie žmonės, ar kokia šeima, mano atžvilgiu yra labai agresyvūs, labai piktavaliai. Ir aš jaučiu, aš matau, man susidaro pilnas vaizdas, kad tikrai taip yra, kol aš nepradedu kalbėti su kitu žmogu. Ir jeigu tas kitas žmogus pažįsta mane ilgą laiką, jeigu jisai atviras ir nuoširdus, drąsus kalbėti man tiesą, jis gali paprieštarauti kai kuriam mano kažkuriam vertinimam, ir papildyti mano matymą ir parodyti, kad ne visai gal taip yra su realybė ir tikrovė. Gali būti gal tas žmogus ar tie žmonės, kurie tavo mintimis yra priešiški tau, išsakė tau kritikos, bet gal tai nereiškia priešiškumo. Gal tai kaip tik yra Dievo dovana tau, kad kažkas pasako tose aplinkybėse, jog tai neteisingas kelias, neteisingas pasirinkimas, neteisingas tavo veiksmas. Ir žiūrėk, kaip gyvenimo bendražygis, partneris, bičiulis tau pasitarnauja, kad tu turėtum geriau suvokti, kad tu būtum subalansuotas. Ar pagaunat mano mintį? Palaiminti jūs esate, jeigu jūsų sutuoktiniai tokie, jeigu jūs gyvenate šeimoje ir jūsų partneriai, tie gyvenimo draugai, jeigu sutuoktinis jūsų vyras ar žmona, yra tas draugas, kuris jūs pataiso, pakoreguoja ir subalansuoja jūs. Nes dažnai mes gyvenime išsibalansuojam labai greitai. Dėl to į misija yra turbulencijų zona, misija yra karas, misija yra įtampa, misija yra darbas, darbinės situacijos, kur visko būna. Ir jie siunčia 2, kad jie vienas kitą balansuotų, kad jie vienas kitą palaikytų, kad vienas kitą pakoreguotų, kad vienas kitam padėtų psichologiškai, emociškai susidėlioti pusiausvyrą ir taip toliau, kad drąsos turėtų ir panašiai. Ar pagaunat mintį? Čia visokiojopas privalumas, dėl to aš labai kviečiu, jeigu mes jaučiam, kad Dievas mus kviečia kažkuriam dalykui. Turėkim tarnystės draugą, bendražygį, kuriam atskleisime savo įžvalgas, mintis, pastebėjimus, leisime pakoreguoti mus, leisime, kad jis Dievo žodžiu galėtų taisyti mūsų vertinimus, matymą. Tada mes nebūsime akli, tada mes nebūsime siauri, tada mes nepaklysime. Ar pagaunat mintį? Čia labai svarbus dalykas. Ir žiūrėkim, 70 žmonių.
išeina į Izraelio žemės ir eina per miestus, gyvenvietės, gal jie turėjo sąrašus pasidarę. Tai reiškia 35 poros žmonių. Jėzus gan organizuotai, gan strategiškai gerai apgalvoja. 35 poros darbingo amžiaus vyrų išeina ruošti viešpačiui kelią. Jis juos apmoko ir pasako, ką reikia daryti. Ir jie turi eiti per visas gyvenvietės, ten, kur Jėzus eis. Gerai. Jėzus instruktuoja, Jėzus duoda nurodymus, ką reikia atkreipdėmėsi, kas svarbu, kas nesvarbu ir kaip jie turi reprezentuoti jį, kokios etikos turi laikytis. Dažnai yra sakoma, kad krikščionybė ilgus metus arba net šimtmečius neturėjo organizuotos misijos, kad misija gaudavosi savaiminė. Jų neklysiu, net praeitą sekmadienį mes tai girdėjome. Bet štai mes skaitome tekstą, kuris yra Jėzaus laikų tekstas, yra aprašymas Jėzaus tarnystė. Jėzus planuoja misiją. Jėzus sako, aš eisiu į Jeruzalę. Dėl to mes turim susiplanuoti. Susižymi miestus, miestelius, kaimus, pro kuriuos aš eisiu. Ir jūs, mano mokiniai, eisite. Aš išsirenku, 12 neužteks, reikia 70. Ir dabar žiūrėkit, jūs eisite porose, padaro tą, pasako tą ir taip toliau. Tai organizuota misija. Krikščionybė yra misionieriška, sakykime, religija. Ir misija yra jos šerdį. Ir ne tik tai stichiška, kaip gaunasi savaime, bet lygiai taip pat ir planuota, apmastyta. Jėzus planavo ir apmastė misiją. Nebuvo taip, kad Jėzus eina, galvoja, kur eit? Gal davai Jeruzalę einam? Einam Jeruzalę, išsivaskinam. Gerai, laimėjo Jeruzalę, einam Jeruzalę. Taip nebuvo. Jis labai tikslingai ir aiškiai tai darė. Ir jisai, aišku, mokė savo mokinius. Taigi pažiūrėkim į tą instrukciją, kurią Jėzus teikia. Beveik matosi, ką aš norėjau parašyti, bet aš norėjau parodyti, kad yra užrašai, kad bus 8 punktai. 8 punktai, kurias paminėsiu ir plus, jeigu busit ištvermingi, kantrus dar 2 duosiu. Aišku, jūs to nesidžiaugiat, nes vasara ir niekas nenori tiek daug mokytis, bet tekstas apie tai kalba ir aš tenksiuosi labai neišsiplėsti. Taigi, pirmas dalykas yra darbininkai. Darbininkai. Jėzus sako, 2 eilutėje, pjūtis tikrai didelė, o darbininkų maža, todėl melskite pjūties viešpatį, kad atsiųstų darbininkui savo pjūtį. Pjūtis tikrai didelė, o darbininkų maža, todėl melskite pjūties viešpatį, kad atsiųstų darbininkui savo pjūtį. Jėzus sako tokį dalyką. Visais laikais trūks tikrų viešpaties darbo darbininkų. Visą laiką trūks. Visą laiką pamatę viešpaties darbo mastelį, mes sakysim, kaip įmanoma šį darbą nuveikti, kiek mažai tų, kurie dirba, Dieve, būk maloningas ir atsiųs savo darbininkus. Tačiau šis supratimas nėra natūralus. Tam reikia apreiškimo. Tam, kad mes suvoktumėm, kad kokio mastelio yra Dievo darbas, mums reikia, kad Dievas mums apreikštų. Nes pirmas dalykas, mes nematome nei tų laukų, nematom nei tų javų, nematom nei darbo masto, nei darbininkų trūkumo. Mes nieko nematom. Mums nematoma, mums neregima. Mes matom gyvenimą, kur reikia gyventi. Mes matome savo tikslus, siekius, troškimus ir dalykus, ko mes gyvenime siekiam. Ir pamatyti Dievo akimis, pamatyti tai, ką Dievas mato, pamatyti lauką pilną boluojančių javų, pribrendusių pjūčiai, reikia, kad tas, kuris yra pjūties šeimininkas, atvertų mums akis ir apreikštų mums šitą tiesą. Susitikimas su Kristumi, kaip mes susitinkame su Kristumi, kai mes pažįstame jį, kai mes bendraujame su juo, ne vienkartinis susitikimas su juo. Aš patyriau jį kadaise. Bet siekimas paskui jį, pasilikimas jo žodyje, buvimas ištikimu, mums atveria akis. Mes pamatome, kad yra sielos, kad yra miestai žmonių, kad yra kaimai, gyvenvietės, bendruomenės, kad yra likimai, kurie Dievui rūpi. Dievas nori tiem žmonėm tarnauti. Dievas nori prisiliesti prie sudaužytų gyvenimų, prie suluošintų likimų. Dievas nori parodyti savo gailestingumą. Dievas nori apreikšti savo išganimą. Jis nori apreikšti savo
atpirkimą tiem žmonėm. Jis nori atstatyti tų žmonių gyvenimus ir likimus. Ir be apreiškimo mes to nematom. Mes to nematom be apreiškimo. Mes galim būti aktyvistai, mes galim neigti apskritai kitus žmonės, kaip kažkokia tai žaliava į juos žiūrėti. Mes matome žmonės ir matome beveidžius, konkurentus ar panašiai. Taigi pjūtį mes regime tik tai tada ir tik tai tie, kam pjūties viešpats ir šeimininkas atveria tą vaizdą. Ir mes jį pamatome. Viešpats stovi su mokiniais ir parodo jiems pjūtį. Parodo jiems lauką, derlių, kuris laukia ir į kurį jisai juos siunčia. Kartais mes matome nemažai aktyvistų, religinių veikėjų, netikrų darbininkų, kurie kalba Jėzaus vardu, tačiau viešpats sako, kad trūksta tikrų Evangelijos darbininkų. Trūksta tų žmonių, kuriuos Kristus pašaukė, kuriuos jisai vėliau pasiuntė į tarnystę, kurie neša jo žinią, jo išganimą, ne savo programą, ne savo idėjas, ne savo karalystę, ne savo imperiją stato, didesnė ar mažesnė, bet kurie yra Kristaus mokiniai ir jo sekėjai. Neretai būna taip, kad mes jau būdami kažkur įsitraukę kažkokį bažnytinį gyvenimą ar misijos gyvenimą, mes pradame jausti konkurenciją, varžymasi, pojūtį, kad mūsų per daug, kad nebėra vietos, kur veikti ir ką daryti. Šį vaizdą mums įkvėpia ir iškreipia mūsų nuodėminga prigimtis, piktasis jį pakursto. Sielos priešininkas velnias džiaugiasi, kai mes taip mąstome. Tai egocentrizmas. Dievo pjūties darbininkai, Evangelijos tarnai nėra konkurentai. Net jeigu mes akcentuojame skirtingai kažkuriuos tikėjimo dalykus, aspektus, turime skirtingas tikėjimo praktikas, mes niekuomet nesame konkurentai, ne konkurentai, mes bendražygiai ir bendradarbiai. Laukas toks didžiulis, kad mes net negalim konkuruoti. Dabar įsivaizduokit, dabartinis derliaus nuėmimas, tai faktiškai dirba, nežinau, 0, kiek tai procentų visuomenės. Atsisėda į traktorius, kurie kainuoja 1 milijoną eurų, kombainus, sėda, važiuoja tais išlygintais, kaip stalo paviršius laukais ir jie ten nupjauna per dieną. Vienas darbininkas su to kombainu nupjauna tiek, kiek nupjaudavo pusę miesto per savaitę anksčiau. Dabar mes tą derlių nuėmam labai greitai, nes labai pažengusi technologija ir dalykai ir panašiai. Bet tuo met derliaus nuėmimas buvo masinis dalykas, renginys, reikėdavo kiek įmanoma daugiau rankų, nes reikia greitai jį nuimti. Ir iš dėkingumo Dievui viską taupyti, sukraut. Daugiau rankų visą laiką bus reikalinga. Vis daugiau, vis geriau, daugiau geriau. Taigi, jeigu mes pamatome mastelį, kiek yra sielų, kiek yra žmonių, kaip giliai nuodėmė yra sudarkiusi tų žmonių gyvenimus ir likimus, mes suprantame, kad mes nesam konkurentai, bet yra labai nedaug tiek, kiek mes turim ir labai daug darbo, kurį reikia nuveikti. Dėl to Jėzus moko melsti pjūties viešpatį, kad siųstų savo darbininkus. Šita malda turi išlikti visą bažnyčios gyvenimą, visą bažnyčios gyvavimą, visą laikotarpį. Šita malda Jėzus įsakyta ir mums, kad mes mąstytumėm, mes melstume, sakytumėm viešpatie, duok darbininkų, atsiųsk savo darbininkus. Ne aktyvistus, ne kažkokius tai žmogelius, kurie ten turi 25 idėjas ir mintis, ką padaryti dar Evangelijos vardu, bet tų, kurie nuoširdžiai pamylė Kristų, norėtų skelbti nuostabų jo vardą ir daryti gerą žmonėms, tarnauti jiems. Taigi vienas dalykas, mes esame prisigdinti melstis, bet kitas dalykas, kaip protingi žmonės, mes prisigdinti rūpintis, kad tokie mūsų bažnyčiose augtų žmonės, lavinti žmonės, kad kiekvienas bažnyčios žmogus, kiekvienas kristianė bažnyčia mąstytų, aš turiu užaugti ir būti Kristaus darbininku.
pjūties darbininku. Aš turiu mąstyti, kad aš esu pašauktas. Jeigu aš krikščionis, kiekvienas iš mūsų esame pašaukti būti Kristaus darbininkai. Pjūties darbininkai. Kas tie darbininkai yra? Dažnai mes galvojam, tai turėtų būti profesionalai. Vyskupai, apaštalai, misionieriai. Atsiprašant, dar koks ir pastoris dar galėtų įsirašyti, bet tai turėtų būti tokie profesionalai, kurie rimtai dirba. Bet ankstyvosios bažnyčios gyvenimo tikrovė mums liudija ir kalba, kad taip nebuvo ir tai nėra Dievo sumanymas. Kiekvienas žmogus, paprasti Jėzaus Kristaus mokiniai, yra jo darbininkai. Du pavyzdžius paimsiu labai trumpai iš Apaštalų darbų 9 skyriaus. Apaštalų darbų 9 skyriuje apaštalas Paulius, tuomet buvęs Saulius, fariziejus Saulius, atsiverčia į krikščionybę. Dar jis nėra atsivertęs, dar jis tokia tarpinė stotelė, jis keliauja į Siriją, į Damaską, norėdamas kovoti su krikščionimis, ir jį ištinka vizija, jis pamato Kristų. Jis toj kelionėje apanka, nieko nebemato, tik tai girdi, nevalgo, negeria ir jį nuveda į Damaską. Ir tada ten yra vienas mokinys, parašyta 9 skyriuje, Ananijas jo vardas. Jėzus jam sako, nueik į tokią gatvę ir pasimelsk už fariziejų Saulių. Aš jį išsirinkau. Jisai sako, aš girdėjau apie jį, laikraščiuose skaičiau. Liudimų vakarą pasakė, kiek jisai daug padarė žalos bažnyčiai. Jis sako, viskas tvarkoja, aš jį išsirinkau. Jisai atnešė kančios, bet savo kančią ir savo darbu jis parodys Kristaus mano atpirkimą žmonėms, jis neš mano vardą pagonims. Ananijas atsistoja, įkvėpė drąsos, kad tai tikrai nėra kažkokia haliucinacija, bet tikras Kristaus paliepimas, jis nueina pas tą žmogų, meldžiasi už jį ir jis praregi, įtikys, pakrikštijamas ir tam pačiam Damaske pradeda skelbti Evangeliją. Tas žmogus, kuriam patarnavo Ananijas, paprastas žmogus, daugiau mes negirdim apie nieko. Už kelių eilučių mes skaitome, kaip buvo viena moteris, jos vardas Dorkadė, Jopėje gyveno. Jis buvo dievota mokinė, kurie rūpinosi stokojančiomis moterimis ir našlėmis. Jos vardas kitas buvo Tabita, ne Dabita. Jinai, čia biškis tinka net lietuviškai, nes jinai kažkokius mokėjo siūti. Ir savo mokėjimą siūti nepavirto Dabita, kad jinai, siūvosi savo gražius rūbus, kad bažnyčiai ateitų ir sakytų, fainai. Ne, jinai matė stokojančias moteris ir jas apsiuvo visas, jas aprengė. Ir buvo pakviesas Petras, nes ta moteris mirė, bažnyčia raudoja, Petras meldžiasi už ją ir jinai prisikėlė iš numirusių. Paprasta moteris, neturėjo antgamtinių galių, net jei į regėjimą vizijoje nepasirodė Jėzus. Jis tiesiog atrado tikėjimą ir atrado dovaną, kad jinai tiesiog moka siūti. Jis moka austi ir siūti, moka pagaminti rūbus. Jinai tais rūbais savo gebėjimu, savo amatu jinai tarnavo stokojantiems bažnyčios žmonėms. Štai kas yra Kristaus darbininkai. Tu ir aš paprasti žmonės. Amatą įvaldė žmonės, paprasti žmonės tokie kaip tu ir aš. Jeigu mes mylim Kristų ir savo gyvenimą pavedėm jam, sakom, Kristau, mano gyvenimas tau, aš gyvenu tau, mano gyvenimo aukščiausias tikslas esi tu. Tu esi Kristaus darbininkas, tu esi jo pjūties darbininkas. Ir mes turime 8 tokias dalis. Jaučiat, kad šiandien ilgas susirinkimas bus, bet aš pažadu, kad kai kurios dalis bus trumpesnės negu šita pirmoji. 4 eilutė sako, nesineškite nei piniginės, nei krepšio, nei sandalų ir nieko kelyje nesveikinkite. Skubos aspektas. Retai mes jį akcentuojam. Ypatingai mūsų kultūra neskatina skubos Evangelijos klausimų. Ramybė. Apgaulinga ramybė. Yra teisinga ramybė, šiandien apie kalbėsim, yra neteisinga ramybė, nebiblinė ramybė. Šitoje misijoje Jėzus sako, jūs nieko nedarysit, nieko nesinešit, jokių krepšelių, jokių kuprinių, nieko. Net nesveikinsit žmonių kelyje einant, nes jūs esat žinios nešėjai, jūs pasiuntiniai. Misija yra skubi, jūs turite nueiti iki kiekvienos gyvenvietės, štai pavadinimai, kiekvienam skirti, kiekvienai porai skirti. Jokių
Jokio laiko švaistimo. Įsigyti, parduoti, iškeisti, sveikintis, užmegzti kontaktus, bendrauti, apsikeisti Facebooko kažkokiais kontaktais ir tais dalykais. Tam nėra laiko, nes misija yra labai skubi. Reikia greitai, tiksliai padaryti. Taip, kaip žinia nešė pasiuntiniai anksčiau, senoviai. Kaip įmanoma greičiau ir efektyviau padaryti darbą, kurį turi padaryti. Čia kalbama apie Evangelijos skubą. Evangelija turi tą skubos aspektą. Evangelija turi tą aukščiausią skubos prioritetą. Mes negalim sakyti, neskubėk, pamastyk, viskas fainai, viskas amžinybė prieš akis. Kvailystė, jokios amžinybės prieš akis nėra. Tai didžiausias melas. Laikas labai trumpas, laikas labai greitas, laikas labai apgaulingas. Geriausia velnio strategija, geriausia mūsų arba giliausia mūsų savi apgaulė yra atidėliojimas. Atidėliojimas, neprimti sprendimo, nepadaryti apsisprendimo, nepadėti taško, padaryti situaciją vienareikšmišką. Aš apsisprendžiau. Sakai, ne, paskui bus laiko. Pinklės. Taigi mes apsigauname, manydami, kad yra laiko, kad bus galimybė, kad spėsime viską susidėlioti. Mes patys apsigauname. Velnės mums padeda. Velnės čia sako, taip, bus laiko, tikrai. Pažadu, sako velnės, melagis ir melo tėvas. Bet pažiūrėkim, kaip gyvenime. Tu nespėjai sumirksėti, bet viskas gyvenime praeina, nespėjai nei padaryti sprendimų, nei priimti veiksmų kažkurių ir taip toliau. Ir iš šitos pusės, jeigu spėjai kažką padaryti, galvo, kaip buvo teisinga, kaip buvo prasminga. Evangelija visą laiką turi skubos aspektą. Bažnyčia negalima sakyti, misiją darysim tada, kai jau pastatysim pastatą, kai nusipirksim pastatą, kai susiremontuosim pastatą, kai pastate jau bus daug žmonių, kai tada mes taip, kai aš tada išeisiu pensiją, kai tada... Ne. Skuba. Čia ir dabar, šiandien. Žinia. Žiūrėkit, Jėzus sako, sakykite jiems 9 eilutę, jums prisertino Dievo karalystė. Jis įdėjo žodžius, kuriuos jie turi pasakyti. Jums prisertino Dievo karalystė. Jis pamokė net, ką reikia sakyti. Kad jie neprikalbėtų kažkokių niekų, gal kažkurie užsirašė, ką reikia sakyti, jums prisertino Dievo karalystė, didžiosiam raidėm užsirašė. Ir net jeigu žmonės atmesdavo, nes ne visi reaguodavo pozityviai, ne visi džiaugdavosi, kad čia kažkokia žinia apie Jėzų, žinia apie tą, kuris eina į Jeruzalę, ne visiems viskas patiko, daugeliui nepatiko. 11 eilutė sako, net jeigu jūs atmes, net jeigu žinia atmes, vis tiek pasakykite, žinokite, Dievo karalystė jau prisertino prie jūsų. Ta žinia turi būti be kompromisų paskelbta. Dievo karalystė prisertino. Taigi, čia mums pritaikymas iš karto, kad mes turime žinoti, kas yra toje Evangelija. Mes sakome, Evangelija. Kas ta Evangelija? Aš nežinau. Ką Jėzus padarė ant kryžiaus? Ką krikščionis tiki? Kas yra esminis tas tikėjimas, kurio užtenka, kad žmogaus siela būtų išgelbėta, kad mes sakytume, Evangelija buvo paskelbta? Ir čia kiekvienas iš mūsų turime tą žinot. Kai teisingai sakoma, kad mes turime būti pasiruošę Evangeliją paskelbti per 30 sekundžių, per 2 minutės, kad nereikėtų pasakoti ilgų pasakojimų ir taip toliau. Mes turime koncentruoti ir aiškiai pasakyti, kas Evangelijos esmė. Dievas sukūrė pasaulį gerą, tinkamą, tobulą, bet nuodėmė viską sugriovė. Nuodėmė sugriovė tave, mane, visus. Ir Dievas siuntė įstatymą. Įstatymas parodė, kokia gili nuodėmė, nes mes negalime patys išpildyti Dievo įstatymą. Ir tuomet Dievas nusprendė įsikūnyti, ateiti į šitą pasaulį, išpildyti įstatymą, gyventi kaip tobulas žmogus. Ir tuo pat metu mirti ant kryžiaus už visų nuodėmės. Už viso pasaulio ir už tavo nuodėmės. Ir jisai mirė, bet kadangi buvo teisus, jis prisikėlė iš numirusių. Ir dabar kiekvienas, kas jį tiki ir išpažįsta, kas jam nusilenkia ir įgarbina kaip Dievą, atleidžiamos nuodėmės. Ir kiekvienas, kuris seka paskui jį, turi amžino gyvenimo dovaną. Reikia išpažinti savo nuodėmės, reikia išpažinti tikėjimą Kristų ir apsispręsti, sekti paskui jį. Tai ir yra Evangelija. Geroji žinia. Ne mūsų nuopelnai, bet tai, ką Kristus padarė ant kryžiaus. Jėzus
moko savo mokiniam, kad šitie būtų kuklus, kad šitie žmonės būtų pasitenkinę. Sako, pasilikite tuose namuose, 7 eilutė. Valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Ateina ir miestas sako, o, fainai, gerai, čia mes girdėjom apie Jėzų, ateikit. Ir misionierius ateina į namus, žiūri, o, aš tokio nevalgau. Aš nevalgau mėsos su kaulo. Čia skurytė yra, aš nevalgau skurytės. Čia riebios mėsos biški duota yra. Aš paprikų nemėgstu. Karočią. Mūsų jaunimas tai iš viso misionieriais negalėtų būti, nes jie beveik nieko nevalgo. Čipsais ir Coca-Cola maitinami ir geriausia būtų į veną tiesiai. Ir ateina į namus ir žiūri, ir aš tokio nevalgau maisto. Aš negaliu tokio maisto valgyti. Sako, va čia tavo lova, pamato čiužinį ir galvoja, oi, mano jautri nugarytė. Aš tikrai turėsiu problemų su nugara. Stoko komforto, o kondicionierių turite? Ne, neturi kondicionieriaus. Ir galvoja, oi, klausyk, porą kartų kalbėti, gal einam į kitus namus, ten mačiau kondicionieriai yra, ten geriau gyvena, ten žiūrėk ir žalesnė. Gal varom į kitus namus. Oi, ačiū, kad priėmėt, labai fainai, bet mes neturim laiko, einam į kitus namus. Ir jis sako, no way, negali tai būti, mano mokiniai taip nedarys, nesielgs. Ne. Jie sako, aš taip nesielgiau. Žiūrėkit, Jėzus yra Dievas, kuris tapo žmogum. Ir Jėzus neatėjo šitą pasaulį 21 amžiui, geriausia būtų buvę, kur mašinos yra, tepaliukai visokie, pleistriukai, kondicionieriai, viskas patogu būtų. Maistas švarus, vanduo normalus, viskas, kurortai gražus, o ne taip, kaip tenais anais laikais. Jis atėjo į baisų laiką, į okupuotą šalį. Dėl to savo mokiniams sako, ateinat pas žmonės, kuriem tarnaujat ir džiaukitės tuo, ką jie daro. Svarbiausia, kad jie atvėrė širdis žiniai, o tuomet visą, ką jie teikia, sublėkusi sūrį, kas šiaip iš tikrųjų brangus yra sūris, kokią duoną, seną vyną, viskas yra gerai. Braškantį lovą, viskas yra gerai, viskas yra laikina, tu trumpoji misijai. Neišsimegosi šiek tiek, pasijausi, ką reiškia būti misijai. Svarbiausias tikslas – misija. Svarbiausias tikslas – atneš žinią. Mes džiaugiamės tuo, kad žmonės atveria savo širdis ir namus Evangelijos žiniai. Čia didžiausias dalykas. O visi kiti dalykai – maistas, gėrimas, nakvynės vieta yra antraeiliai, trečiaeiliai dalykai ir jie sako, nesikilnokite, būkit patenkinti, džiaukitės. Parodykit Kristaus romumą, parodykit Kristaus kuklumą, parodykit, kad jūs esat jo mokiniai, kad jo misija jums svarbesnė negu jūsų komfortas. Jeigu labai geras komfortas, į kurį ateinate, neužsibūkit ilgai, nes reikia kitą miestą eiti. Aš atsimenu, kai mes pirmą kartą nukeliavom į Filipinus, aš nukeliavau į Filipinus 2014 metais, aš labai daug galvojau apie misiją, svajojau ir atsivėrė galimybė. Ir mes gyvename viešbučiuose, padroštuose tokiuose. Ir kai būna daugiau žmonių, tai skirtingose kambariuose būna ir tada visi pradeda pasakoti, kas pas juos kambarį yra, kai susitinkam. O, pas tavai yra langas į baseiną, nėra lango į baseiną, Pasidami į kambarį savo, atidengiu užuolaidas, kažkaip tamsu žiūriu. Atidengiu užuolaidas, žiūriu vėl tamsu, kas čia dabar yra. Gal ne tas užuolaidas, gal dar vienas yra stiklas. Kas čia yra? Pasirodo, kad už stiklo yra sandėliukas. Ir aš atidarau viešbučio, atsidengiu užuolaidas ir žiūriu sandėliuką, kur ten lentom užkalta, niekad nesimato šviesos, visą tamsu kambarį. Kažkas mato baseiną, o aš matau, atsiprašant, sandėliuką. Aš misionierius, viskas gerai. Mes keliavom toliau ir nuvažiuojam į kitą, sienom aišku laipo visokie, kaip ten tie driežai, visokie kiti dalykėliai. Ir tada nuvažiuojam dar vieną vietą, kuris dar baisesnis. Ir aš atidarau vėl, aš jau atėjęs į kambarį, pirmas dalykas, ką darau, einu prie lango, darau langą, žiūriu, už 1,5 metro sieną. Tiesiog kito pastato sieną. Ir taip žiūri, ir niekad nematysi, nei saulės spindulė, nieko nematysi, nes siena tokia didelė, kad ten viską. Ten kažką pastato, 4 aukšte pastatas, kitas didelis, 6-7 aukštų, ir tik tai siena, betonas. Ir aš jaučiu, plum, virimo jau stadija pasiekiama, man jau dangtį pradeda nešiot. Ir prisimeniu šitą rašto vietą. Nesikilnokite, nusiraminkite. Aš verkiau, aš galvoju, viešpatie, štai aš toksai esu misionierius. Kad aš išgyvenu dėl to, kad kokiom sąlygom mane paguldė. Mes
atvažiavom paliesti vargstančius žmonės. Bet man labai rūpi, ant kokios lovos aš guliu, kokį vaizdą per langą matau ir taip toliau. Jėzus sako, ne tai turi rūpėti. Net Viešpats specialiai mums gyvenime duoda tokias pamokas, kad mums paskiria tokius kambarius. Ir kai paskirs, kai duos tokį dalyką, prisimink tą pamoką, kad Viešpats greičiausiai moko kuklumo. Taip kaip savo 70 mokinių, taip ir kiekvieną iš mūsų jisai moko. Jie sako, jeigu priėmė jūs, tarnaukite jiems, tiesiog tarnaukite, gydykite jiems esančius ligonis, sakykite 9 eilutė, jums prisertino Dievo karalystė. Mes pašaukti, Kristaus misionieriai, pašaukti būti tarnais, ne ponais, ne samprotautais, ne mąstytojais, ne savo idėjų skleidėjais, ne savo interesų siekėjais. Aš ten kažką noriu papasakoti, kažką noriu biški priminti, kažką noriu biški pavinioti, pavystyti. Ne, aš ateinu atnešti žinią, aš ateinu patarnauti. Patarnavau, atnešiau žinią, suvokė, perklausiau ir keliauju savo reikalais, einu toliau. Padarai darbą ir eini. Toliau dirbi. Arba toliau užsiemi savo reikalais. Išsijungiam inertiškumą. Mes žinom, ką mes darome, žinom, ką mes veikiam. Apaštalas Paulius labai daug kovoja prieš tą tuščią kalbystę, kurios daug yra bažnyčiai. Ta tokį atsisėdėjimą, taip vadinama tai bendravimu. Tai ne bendravimas, tai pezėjimas, atsiprašau, nenorėjau to žodžio pasakyti. Tai tiesiog kalbėjimas, liežuvio palaidavimas. Viešpats sako, tarnauk, atėjai daryti ir tarnauk, viskas, patarnavai, užsim savo reikalais. Turi šeimą, rūpinkis savo šeimą, turi biznį, rūpinkis savo biznių, turi misiją, eik patarnauti kitiems. Neatsipalaiduok, negalvok, kad tu esi čia, labai reikšmingas, pasakot savo istorijas, kažkokius dalykus, ką per YouTube matei, ką TikTok'e matei, ką Instagramo šitam story matei. Niekam čia neįdomu, ką tu matei. Jeigu tu Kristaus tarnas, būk susitelkęs į misiją. Misija turi savo pavojus, 3 eilutė. Sako, eikite, štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Tai, kad mes turim visokias etinės problemas, žmogiško silpnumo pavojus. Daugybė visokių rizikų yra, einant į misiją, einant nepažįstamą vietą. Bet taip pat yra ir kiti pavojai, kai atmeta Evangeliją, kai net grasina jai. Net grasina tiems, kurie neša išganimo žinią. Ir vėlgi dar viena iš tų priežasčių, kodėl Jėzus siunčia mus porose, kodėl jis sako, turėk tarnavimo bendramintį, draugą, nebūk vienas tarnystės lauke. Nes kartais atmetimas, paniekinimas, skaudus žodis, kažkoks tai nesupratimas tam tikroje situacijoje gali būti mums triuškinantis. Mes galim nepakelti to dalyko. Nes misija nėra lengvas dalykas, nėra paprastas dalykas. Dažnai mes kviečiami arba patraukiami į misiją tuomet, kai tokių romantinių jausmų patraukiami. Bet kai įsitraukėme į misiją ir pamatome, kokie mechanizmai veikia, mes galvom, kodėl aš tai padariau iš viso. Kaip aš būčiau gerai gyvenęs, jeigu būčiau nesitraukęs iš viso, būčiau savo vaikščiojęs, savo buvęs, savo laimingas buvęs. O dabar turiu visą tą ištverti, tą darbų neužbaigtumą, kažkokių įtampų pakelimą ir taip toliau. Tarnystė yra sunki, tarnystė kartais pavojinga, kartais mes galim perdegti, kartais mes galim atšokti, kartais mes galime pasipiktinti. Ir tarnystė nėra lengvas dalykas, misija turi savo pavojus. Aš nežinau, ar mes šiandien turim pavojų Lietuvoje, nežinau. Mes čia skundžiamės, kad ES yra labai liberali, bet tik įsivaizduokime, jeigu mes nebūtumėm liberaliai, jeigu būtumėm konservatyvi kaip rytų didžioji kaimynė, tai mes čia neturėtumėm vietos iš viso Lietuvoje, balso neturėtumėm. Tai bent mes pūstumėm į valdžios ragą, bet nelabai kas mumis skaitytųsi. Taigi aš manau, kad mes šiandien kaip evangelikai turim tikrai didžiulės laisvės tarnauti. Mūsų nelabai kas niekina, nebent tai sukryžiavę pirštelius, kažkur tyliai pasako virtuvėse, jūs ten tokie ir anokie, bet paprastai mes net neturim tokio ryškaus atviro persekiojimo. Gal mes turim kažkokių psichologinių problemų, kitų dalykų, nei vertimo, nei įsivertinimo ir panašiai.
Bet misija visą laiką yra sunki. Dar labai svarbus aspektas - atsakomybė, pasirinkimo svarba. 16 eilutė sako, kas jūsų klauso, manęs klauso, kas jūs niekina, mane niekina, kas niekina mane, niekina tą, kuris mane siuntė. Jėzus labai radikaliai čia kalba. Jėzus sako, kad yra tokia atsakomybė, mokiniai turi atsakomybę paskelbti, nunešti žinią, o tie, kurie klauso tos žinios, turi atsakomybę į ją reaguoti. Vieni klausysis, kiti ne. Vieni priims žinią, kiti atmes. Vieni džiaugsis Jėzumi ir žinia apie jį, o kiti piktinsis jo vardu. Evangelija visą laiką parodo 2 pasirinkimus ir nedaugiau, tik 2. Kas priima ir kas niekina. Mums visuomet norisi 3 kelio. Kultūrai mes dainuojame dainas apie milijonus kelių, milijonus pasirinkimų. Bet iš esmės yra tik 2 keliai. Evangelija niekada nekalba apie 3 kelius, apie milijonus kelių. Yra 2 keliai. Arba aš priimu Jėzų, arba nepriimu. Arba aš klausau Kristaus, arba žiūrėkit, aš jį niekinu. Sakau, baigtų, kas čia gali būti. Ir tas 3 kelio pasirinkimas, jis labai laikinas yra. Tie milijonai kelių, kurie mums kartais iliuziškai atrodo, kad jie egzistuoja, jie vis tiek galiausiai sugrįžta į vieną iš 2 kelių. Priimti Kristų arba jį paniekinti. Paklusti jam arba niekinti jį. Priimti jį arba atmesti jį. Tai būna iki laiko, tik tai iki laiko mes galim palaviruoti. Kartais mums trūksta faktų ir žinių apie Evangeliją. Ir per greitas apsisprendimas neįmanomas, nes mes net nežinom, ką čia ir kaip reikėtų apsispręsti, tam reikia laiko. Ir natūralu, kad mes dar šiek tiek neapsisprendę esame. Arba kartais mes gudraujame, jau apsisprendę, sakom, dar man reikia pamastyti. Čiūriką laikom kišenį, sakom, man dar reikia pamastyti. Aš jau senai apsisprendęs, bet man reikia pamastyti. Aišku, mūsų atsakomybė, žiūrėkit, mūsų atsakomybė, krikščionio atsakomybė yra, kaip Paulius išsireiškęs, yra tinkamai perteikti Evangelijos žodį. Tinkamai perteikti. Ne kaip aš suprantu Evangeliją, bet tinkamai perteikti Evangelijos žodį. Ir, žiūrėkit, dar svarbus momentas. Evangelio, kaip aš perteikiu Evangeliją. Ir antras dalykas, ar aš savo gyvenimu neprieštarauju Evangelijos žiniai. Taigi, tinkamai perteikti ir gyvenimu patvirtinti, kad Evangelija iš tikrųjų keičia žmonių gyvenimus. Ir dar vienas, žiūrėkit, aspektas, aš nenoriu labai užtrukti, žiūri, čia laikas greitai bėga, aš jau įpusėjau pamokslą, čia irgi nebloga žinia. Kad yra kolektyvinė atsakomybė. Čia labai įdomus dalykas. Jėzus paminė 3 miestus – Choraziną, Betsaidą ir Kafarnaumą iš savo laikmečio. Ir paminė 3 istorinius miestus – Sodomą, Tyrą ir Sidoną, kurie buvo pasmerkti ir sulaukė Dievo rūstybės. Ir sako, jeigu anuose istoriniuose miestuose būtų parodyti tiek ženklų, kiek ženklų matė šitie miestai, jie jau būtų atgailavę. Jėzus kalba, labai sunku suvokti, kaip tai gali vykti, bet Jėzus kalba apie mūsų individualią asmeninę atsakomybę prieš Dievą, kai mes klausom žinią apie Jėzų, ir kalba apie kolektyvinę atsakomybę, kad mes kaip bendruomenės dalis, mes kaip visuomenės dalis, mes kaip miestai esame atsakingi už sprendimą. Kaip Dievas vykdys teismus? Viešpatie, aš nesuprantu, nežinau. Paulius bandė suprasti apie tai ir samprotavo laiške Romiečiam 12 skyriuje, neklystu. Ir sako, Dievo išmintis neišsemiama, neina susekti jo kelių. Bet jisai teisdamas mus įvertins mūsų asmeninius, mūsų pasirinkimus ir taip, kaip mes prisidėjome prie bendruomeninių, visuomeninių apsisprendimų. Mums neišeina kaip krikščionims sakyti, man nerūpi, ką Panevėžys nusprendė apie Evangeliją, aš gyvenu savo name, aš gyvenu savo laiptiniai, aš gyvenu savo bute, užrakinau duris ir man nerūpi. Ne visai taip išeina daryti, nes kiekvienas turim skirtingą dovaną, mes esam visuomenės dalis ir Viešpats sako, mes turim šviesti, mes turim daryti poveikį. Mes turim, jeigu mes priimame Evangeliją, mes turim savo gyvenimu padrasinti ir paskatinti kitus priimti Evangeliją, būti pavyzdžiui kitiems, kad Evangeliją gali priimti 21 amžiaus žmogus, normalus žmogus, toks beveik normalus kaip aš,
Ir tu, jeigu toks beveik normalus esi, tai irgi gali būti padrasintas. Gali būti padrasintas priimti Evangelijos žinią. Ar pagaunat mintį? Atsakomybės momentas, kad mes esame atsakingi ir už bendruomenę, kurioje esame. Ar mes galim prisimti pilną atsakomybę? Be abejo, kad ne. Pagal dovaną saiką, pagal įgaliojimo dydį mes ir turėsim atsakomybę prieš Dievą. Bet kažkuria dalim be abejo turėsim. Ir galiausiai, 8 mintis. Jėzus sako, į kuriuos namus tik užeisite, 5 eilutė, pirmiausia tarkite ramybę šiems namams. Ir jei ten bus ramybė sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei ne, sugrįž pas jus. Taigi žiūrėkime, Evangelijos tarnystė yra ramybės tarnystė. Ir mes nešame ramybės žinią kitiems. Tikros ramybės žinią. Ne tos ramybė, kai ramybės nėra. Ne išorinės ramybės, bet tikros vidinės ramybės. Ir Viešpats sako, eikite su šitą ramybę. Jūs turite santykį su manimi, jūs turite taiką su Dievu. Ir net jeigu ateinat į aplinką, kur yra priešiška Evangelijai, priešiška Kristui, jūs neškite ramybę. Ir jeigu ten ramybės nebus, jis sugrįž pas jūs, pasilikite ramybėje. Jums nereikia priimti chaoso, nereikia priimti desperacijos, tokios nevilties. Nereikia persimti tuo dalyku. Net jeigu žmonės nepriima žinios, net jeigu žmonės supyksta, tu turi Kristų, tu turi santykį su Dievu. Ramybė grįžta į tave, tu esi tiesos pusėje. Taigi Jėzus duoda instrukcijas. Ir tuomet mokiniai grįžta ir jie džiaugiasi. Aš nebeskaitysiu tos rašto vietos, 17 eilutės. Ir jie džiaugiasi, kad demonai paklūsta jų valdžiai. Bet Jėzus sako, sako. Sako, džiaukitės 20 eilutėje ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios. Džiaukitės, kad jūsų vardai rašyti dangaus knygoj. Krikščioniškas džiaugsmas nėra, žiūrėkit, čia labai svarbi mintis. Krikščioniškas džiaugsmas neturėtų kilti iš tarnavimo sėkmės. Ne, sėkmė tarnavime turi atnešti mums džiaugsmą. Mes įsigijom pastatą. Įvyko tas. Nes tai bus laikina visą laiką. Kartais mes nematom vaisiaus. Kartais mums net neduota jį matyti. Tai ką mes tada visą gyvenimą ir būnam be džiaugsmo? Ne, Viešpats sako. Jūsų džiaugsmo šaltinis niekada neišseks. Jūsų džiaugsmo šaltinis niekada nesibaigs visom gyvenimo aplinkybėm, net mirties akivaizdoj, nes jūsų vardai įrašyti gyvenimo knygai. Jūs išgelbėti. Štai jūsų tikras džiaugsmas, štai jūsų šaltinis džiaugsmas. Ne dėl valdžios, kad ją turite, ne dėl tarnavimo sėkmės, kad jį įvyko. Dėl to, kad aš jūs išsirinkau. Ir galiausiai Jėzus pats pradžiugo nuo 21 eilutės. Šlovinu tave, Tėve, kad apsireiškia mažutėliams, neišmintingiesiems ir gudriesiems. Tau tai patiko. Nes kam aš noriu, tam apsireiškiu, Jėzus sako 22 eilutėje. Palaimintos akys, kurios regi, ką jūs regite. Sakau jums, daugel pranašų ir karalių troško pamatyti, ką jūs matote, bet nematė. Išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. Žiūrėkim, tikrasis Evangelijos palaiminimas. Tikrasis palaiminimas yra matyti ir girdėti Jėzų Kristų. Tiesiog matyti, ką mokiniai galėjo matyti. Daugelis troško tai pamatyti, bet nematė. Daugelis norėjo jį išgirsti, bet neišgirdo. Šiandien aš sutinku daug žmonių, vadinkim, sąlyginai daug žmonių, kurie keliauja 1000 ar 1000 kilometrų, kad nukeliautų pasiklausyti muzikanto, kurį mėgsta, gyvai, koncertą, pabūti. Jie nusiperka bilietą ir žiūri į kažkokį tašką, ten toli iš arenos galo, bet geriausiai per ekraną matosi jisai. Tai jie nuvažiuoja 1000 kilometrų, kad per ekraną pamatytų gyvai grojantį muzikantą, nes jiems taip labai patinka ta muzika. Arba nuvažiuoja į tolimas šalis, kad pamatytų, kaip nacionalinė rinktinė žaidžia krepšinį. Ir čia žiūrėkit, bendražmogiškas kažkoks tai noras mumise yra ieškoti tikro karaliaus, tikro patepto, tikro pranašo, tikro giesmininko ir tikro palaiminto čempiono. Mes norim pamatyti tą ypatingą, tą, kuris ypatingai gieda, ypatingai kalba, kuris kažkoks ypatingai paliečia mano širdį, mano protą, mano jausmus ir valią. Daugelis troško matyti Jėzų.
Daugelis troško išgirsti jo išmintį. Ir Jėzus sako, palaiminti tie, kurie tai daro, kurie tai patiria. Tikrasis palaiminimas, ne sėkmė tavo darbe ar tarnavime, ne sveikata, nors tai labai svarbi, ne kaip tau viskas gerai gyvenime susidėjo. Tikrasis palaiminimas yra sutikti Kristų ir išgirsti. Regėti Evangeliją, matyti Kristų, kuris veikia šitame gyvenime, kuris prisikėlęs iš numirusių ir suvokti, kad tai tikra. Pakelkime maldai. Viešpatie, kaip tavo žodis mus moko šiandien, mes meldžiame už darbininkus. Tavo žodis šiandien mums kalba, kad mes melstume pjūtie šeimininką darbininkų. Mes prašom tavęs, Tėve, kad siūstum darbininkų į savo pjūtį. Pakelk iš mūsų tarpo paprastus žmonės, brolius ir seseris, kad jie būtų nuolangus tavo tarnai. Padėk mums visiems naujai ar pirmą kartą suvokti Evangelijos žinią, kokia jis svarbi. Įvertinti Evangelijos skubą, kaip svarbu pasirinkimas ir netidėliojimas Evangelijos žinios. Išmokyk mus, Viešpatie, laikytis evangelinio kuklumo, paprastumo, o valgyti, kas padėta, gerti, kas duota, pasitenkinti tą vietą, kuri mums skirta. Pripildyk mūsų ramybės, kad tarnystės įkarštyje, ar netgi tuomet, kai mus atmeta ir šmeižia, kad mes būtume pilni tavo ramybės. Duok mums, tiems, kurie savo gyvenimus pavedėm tau, tikro džiaugsmo, nes mūsų likimai tavo rankose ir mūsų bendrystės tavim niekada nesibaigs. Meldžiu, kad tie, kurie dar neapsisprendė sekti paskui tave, šiandien, netidėliodami, apsispręstų tai padaryti. Kalbėti išpažinimo žodžius, pasišventimo žodžius, kad jie patirtų tavo malonę ir gailestingumą, džiaugsmą ir ramybę. Amen.